Mirtis kosmose nėra tai, ką matėte filmuose. Jūsų kraujas neužšals akimirksniu. Jūs nesprirsite kaip balionas. Ir ne deguonies trūkumas jūs nužudys pirmasis. Tikroji grėsmė yra kur kas subtilesnė ir kur kas baisesnė, tai slėgio kritimas, kuris paverčia jūsų kūną į lauko eksperimentą termodinamikos ribose. Per 15 sekundžių jūsų organizmas patiria tai, kas paprastai užtrunka valandas, skysčiai virsta garais kūno temperatūroje, plaučiai plėšiasi nuo išsiveržiančio oro, o jūs likate sąmoningi, jausdami kiekvieną akimirką šio proceso. Tai vadinama ebulizmu, dekompresija ląstelių lygmenyje, kai drėgmė ant akių ir liežuvio garuoja, kai audiniai patinsta, kai pats gyvenimas išgaruoja iš jūsų. Kodėl mūsų kūnai tokie trapūs už atmosferos ribų? Kas iš tikrųjų laiko mus vientisus? Ir kodėl slėgis, ši nematoma jėga, apie kurią niekada negalvojame, yra skirtumas tarp egzistavimo ir suirimo? Kiekvienas įkvėpimas, kurį darote dabar, yra pusiausvyros aktas. Jūsų plaučiuose oras slegia su jėga, lygia maždaug 1 kilogramui kiekvienam kvadratiniam centimetrui. Išorėje atmosfera slegia su tokia pat jėga. Šis balansas yra toks natūralus, kad jo nejaučiate, kaip nematote oro, kuriuo kvėpuojate. Bet kosmosas nėra tuščia erdvė. Tai slėgio nebuvimas. Kai šis balansas sutrinka, jūsų kūnas tampa ne organizmu, o fizikiniu objektu, paklūstančiu dujų dėsniams. 1966 metais NASA inžinierius patyrė tai, ką niekas neturėtų patirti. Vakuuminėje kameroje, imituojančioje kosmoso sąlygas, įvyko hermetizacijos gedimas. Per 2 sekundės slėgis nukrito iki beveik nulio. Vyras liko sąmoningas 14 sekundžių, pakankamai ilgai, kad pajustų, kaip seilė ant liežuvio ima virti, kaip drėgmė akyse virsta garais, kaip plaučiai bando išstumti orą, kurio nebėra kur stumti. Jis išgyveno tik todėl, kad kamera buvo iš naujo hermetizuota per 25 sekundės. Bet tie 14 sekundžių sąmoningumo pakeitė viską, ką mokslininkai manė žinantys apie žmogaus kūno reakciją į vakuumą. Tai nėra mirtis nuo uždusimo. Tai mirtis nuo išgaravimo. Kiekvieną kartą, kai geriate vandenį pro šiaudelį, jūs naudojate tą patį principą, kuris kosmose jūs nužudytų – slėgio skirtumą. Sumažinate slėgį burnoje ir atmosfera pastumia vandenį į viršų. Tas pats principas veikia kiekviename jūsų kūno procese. Kraujas teka ne tik todėl, kad širdis jį stumia, bet ir todėl, kad slėgis kraujagyslėse yra subalansuotas su išoriniu slėgiu. Pašalinkite išorinį slėgį ir visas šis balansas subyra. Kai Blaisėjas Paskalis 17 amžiuje pirmą kartą išmatavo atmosferos slėgį, jis nesuprato, kad atskleidžia paslaptį, kuri vieną dieną paaiškis, kodėl žmonės negali gyventi už žemės ribų be apsaugos. Jis tiesiog stebėjo, kaip gyvsidabrio stulpelis kyla ir leidžiasi stiklinėje vamzdyje, keisdamas aukštį priklausomai nuo oro slėgio. Tai atrodė kaip smulkus eksperimentas – matuoti tai, kas nematoma. Bet Paskalis atskleidė fundamentalią tiesą – mes gyvename vandenyno dugne. Ne vandens vandenyno, o oro vandenyno, kuris slegia mūsų jėga, lygia 10 tonų kiekvienam kvadratiniam metrui. Šis slėgis yra vienintelis dalykas, kuris laiko mūsų skysčius skystų būsenoje kūno temperatūroje. Praėjo 300 metų, kol žmonija suprato šios atradimo implikacijas kosmoso eroje. Kai pirmieji astronautai pradėjo treniruotis vakuuminėse kamerose, mokslininkai tikėjosi, kad pagrindinis pavojus bus deguonies trūkumas. Jie klydo. XIX amžiaus pabaigoje fizikas Paulis Bertas atliko eksperimentus su gyvūnais žemo slėgio kamerose. Jis pastebėjo kažką keistą. Gyvūnai mirdavo ne nuo uždusimo, o nuo to, ką jis pavadino dujų liga būsenos, kai ištirpusios dujos kraujyje staiga virsta burbuliukais, kaip atidarius šampano butelį. Bet tai buvo tik pradžia. Tikrasis šokas atėjo, kai mokslininkai suprato, žmogaus kūnas prie normalaus slėgio yra kaip sandariai uždaryta sistema. Pašalinkite išorinį slėgį ir visa, kas skysta, nori tapti dujomis. Ne todėl, kad temperatūra pakiltų, temperatūra lieka ta pati. Bet todėl, kad slėgis nulemia, kokioje būsenoje egzistuoja medžiaga. Vanduo virsta 100 laipsnių Celsijaus tik todėl, kad atmosferos slėgis jį laiko skystų būsenoje iki tos temperatūros.
Sumažinkite slėgį ir vanduo virsta 37 laipsnių temperatūroje, tiksliai jūsų kūno temperatūroje. Tai reiškia, kad kosmose jūsų kraujas, ašaros, seilė, visa, kas skysta jūsų kūne, nori virsti garais. Vienintelis dalykas, kuris tam trukdo, yra jūsų oda ir audiniai, kurie staiga tampa ne biologinė struktūra, o slėgio indų sistema. Kai kalnuose viriate vandenį, jis užverda žemesnėje temperatūroje nei namuose, ne todėl, kad kalnuose šalčiau, o todėl, kad atmosferos slėgis mažesnis. Tas pats principas veikia jūsų kūne. Kosmose, kur slėgio beveik nėra, jūsų kūno skysčiai nori virti jūsų paties kūno temperatūroje. Tai nėra mirtis nuo šalčio ar karščio. Tai mirtis nuo slėgio nebuvimo. Kai NASA pradėjo kurti pirmuosius skafandrus, inžinieriai susidūrė su paradoksu. Jie negalėjo tiesiog sukurti hermetiško kostiumo, reikėjo sukurti nešiojamą atmosferą. Skafandras turi palaikyti slėgį, kuris yra pakankamai aukštas, kad išlaikytų skysčius skystų būsenoje, bet pakankamai žemas, kad astronautas galėtų judėti. Sprendimas buvo kompromisas – trečdalis normalaus atmosferos slėgio, bet su grynu deguonimi vietoj oro mišinio. Tai veikia, bet tik todėl, kad skafandras yra nuolatinė barjera tarp astronauto kūno ir kosmoso vakuumo. Kas nutinka, kai ši barjera sutrinka? Mokslininkai tai žino iš nelaimingų atsitikimų ir eksperimentų su gyvūnais. Pirmosios 2 sekundės yra apgaulingai nepavojingos. Jūs nejaučiate nieko dramatiško, tik staigų spaudimo pojūtį ausyse, kaip greitai kylant lėktuvu. Bet 3 sekundę prasideda ebulizmas. Vanduo ant jūsų liežuvio ir akyse pradeda virti, ne todėl, kad būtų karšta, o todėl, kad slėgio nebėra. Jūs jaučiate, kaip drėgmė garuoja, palikdama sausumą, kuri degina. 4 sekundę oras jūsų plaučiuose pradeda plėstis. Jei bandysite sulaikyti kvėpavimą, o tai instinktyvus atsakas, plaučiai gali plyšti. Vienintelis būdas išgyventi yra iškvėpti, leisti orui išsiveržti, net jei kiekvienas instinktas sako priešingai. Nuo 5 iki 10 sekundės prasideda patinimas. Nedramatiškas, ne kaip filmuose, bet jūsų audiniai pradeda tinti, nes skysčiai juose virsta garais ir kuria spaudimą iš vidaus. Jūsų pilvas išsipučia. Jūsų liežuvis patinsta. Jūsų akys išsikiša. Ir visa tai vyksta, kol esate sąmoningi. Deguonies jūsų kraujyje užtenka dar 10 sekundžių. Tai reiškia, kad jūs jaučiate viską, kiekvieną akimirką transformacijos iš gyvo organizmo į fizinį objektą, paklūstantį termodinamikos dėsniams. 15 sekundę prarandate sąmonę, ne nuo skausmo, o nuo deguonies trūkumo smegenyse. Bet procesas nesustoja. Jūsų kūnas toliau patinsta. Skysčiai toliau garuoja. Ir jei niekas jūsų negrąžina į slėgio aplinką per 90 sekundžių, pakeitimai tampa negrįžtami. Kodėl mūsų kūnai tokie trapūs? Todėl, kad mes nesame sukurti kosmosui. Mes esame sukurti slėgiui, nematoma jėga, kuri laiko mus vientisus kiekvieną akimirką. Pašalinkite ją ir paaiškėja, kad gyvenimas yra ne tik chemija ir biologija. Gyvenimas yra pusiausvyra tarp vidinių ir išorinių jėgų. Kai atidarote konservų skardinę, girdite šnypštimą, tai slėgio išsilyginimas. Viduje buvo vienas slėgis, išorėje kitas. Tas pats vyksta su jumis kosmose, tik atvirkščiai, jūsų viduje yra slėgis, o išorėje jo nėra. Ir jūsų kūnas tampa ta skardinė, kuri bando išlaikyti vidinį slėgį prieš absoliutų išorinį vakuumą. Tai nėra mirtis nuo šalčio. Tai nėra mirtis nuo uždusimo. Tai mirtis nuo slėgio nebuvimo, nuo to, kad nematoma jėga, kuri laiko mus vientisus, staiga išnyksta. Jūsų kūnas tampa ne organizmu, o termodinaminė sistema, kuri siekia pusiausvyros su aplinka. Ir kosmose ta pusiausvyra reiškia mirtį. Bet kas iš tikrųjų vyksta su molekulėmis, kai jos praranda išorinį spaudimą? Įsivaizduokite orkestro salę, pilną muzikantų. Kiekvienas groja savo instrumentą, bet visi kartu sukuria harmoniją. Dabar įsivaizduokite, kad staiga išnyksta dirigento lazdelė, išnyksta natų lapai, išnyksta net pati scena. Muzikantai vis dar ten, jie vis dar turi instrumentus, bet nebėra struktūros, kuri juos laiko kartu. Kas nutinka?
Ne tyla, chaosas. Kiekvienas pradeda groti savo melodiją, garsai susilieja į kakofoniją ir tai, kas buvo simfonija, virsta triukšmu. Jūsų kūnas molekuliniu lygmeniu yra tas orkestras, o slėgis – dirigento lazdelė, kuri laiko viską suderinta. Mokslininkai XIX amžiuje manė, kad faziniai virsmai – tai tik temperatūros klausimas. Kaitinkite vandenį iki 100 laipsnių ir jis virsta garais. Atšaldykite iki 0 ir jis tampa ledu. Paprasta, tiesiška, nuspėjama. Bet 1859 metais fizikas Williamas Thomsonas, vėliau tapęs Lordu Kelvinu, atliko eksperimentą, kuris viską pakeitė. Jis įdėjo vandenį į vakuuminę kamerą ir pradėjo mažinti slėgį, neleidžiant temperatūrai keistis. Ir pamatė kažką neįtikėtino, vanduo pradėjo virti 20 laipsnių temperatūroje. Paskui 15. Paskui 10. Tai nebuvo anomalija. Tai buvo fundamentali tiesa apie materijos būseną, slėgis ir temperatūra yra ne atskiri parametrai, o dvi vienos lygties pusės. Pakeiskite vieną ir kitas tampa nereikšmingas. Įsivaizduokite, kad laikote puodelį karštos kavos. Garai kyla nuo paviršiaus, vandens molekulės, kurios įgijo pakankamai energijos, kad pabėgtų iš skysčio. Bet jos pabėga ne todėl, kad būtų karščiau, o todėl, kad atmosferos slėgis leidžia joms tai padaryti. Kiekviena molekulė, kuri išgaruoja, turi įveikti ne tik savo kaimynių trauką, bet ir oro svorį virš jos. Tas pats vyksta, kai atidarote gazuoto gėrimo butelį, burbuliukai nėra nauji, jie visada buvo ten, ištirpę skystyje, bet slėgis juos laikė paslėptus. Atleiskite slėgį ir jie staiga tampa matomi, plečiasi, kyla į viršų. Jūsų kūnas kosmose yra tas pats butelis, tik vietoje anglies dioksido ten yra vandens garai, azoto burbuliukai, visi skysčiai, kurie staiga nori būti laisvi. Šis procesas vadinamas fazinio virsmo kinetika. Ir jis paaiškina, kodėl ebulizmas yra toks greitas ir toks negailestingas. Kai slėgis aplink jūsų kūną krenta iki beveik 0, kiekviena vandens molekulė jūsų audiniuose staiga atsiduria būsenoje, kuri termodinamiškai neįmanoma. Ji yra skysta, bet turėtų būti dujos. Ir gamta nekenčia neįmanomų būsenų. Per pirmas kelias sekundės molekulės pradeda vibruoti intensyviau, ne todėl, kad gautų energijos, o todėl, kad nebėra išorinio spaudimo, kuris jas sulaiko. Įsivaizduokite spyruoklę, kurią laikote suspaudę rankoje. Kol gniaužiate, ji lieka suglaudinta, visa jos potenciali energija užrakinta jūsų delne. Bet atleiskite pirštus ir spyruoklė išsitiesia, ne todėl, kad gautų energijos, o todėl, kad nebėra jėgos, kuri ją laiko. Kiekvieną kartą, kai atleidžiate įtemptą gumą ir ji šauna atgal, matote tą patį principą, ne naujos energijos atsiradimas, o sukauptos energijos išsilaisvinimas. Jūsų kūno molekulės kosmose yra tos spyruoklės, kurias staiga paleido nematoma ranka. Taip pat ir su vandens molekulėmis. Jos nesiekia pabėgti, jos tiesiog nebeprivalo likti kartu. Ir kai jos pradeda skirtis, procesas tampa lavininiu. Pirmoji molekulė, kuri tampa dujomis, sukuria mažytį burbuliuką. Šis burbuliukas sumažina slėgį aplinkiniams molekulėms. Jos irgi tampa dujomis. Burbuliukas auga. Jis kuria daugiau erdvės. Daugiau molekulių pabėga. Ir per kelias sekundės tai, kas buvo skystis, tampa putomis, chaotiškų mišinių skysčio ir dujų, kuris plečiasi, kuria spaudimą ardydamas audinius iš vidaus. Mokslininkai tai vadina nukleacija, proceso pradžia, kai viena maža permaina sukelia kaskadą. Tas pats principas veikia, kai vanduo užšąla, pirmasis ledo kristaliukas tampa centru, aplink kurį kitos molekulės organizuojasi. Arba kai debesyse formuojasi lietaus lašai, dulkės dalelė tampa branduoliu, aplink kurį kondensuojasi drėgmė. Bet ebulizme nukleacija vyksta ne viename taške, ji vyksta visur vienu metu. Kiekviena ląstelė, kiekvienas audinius, kiekvienas skysčio kišenėlis jūsų kūne tampa nukleacijos centru. Ir visi šie centrai pradeda augti vienu metu. Tai kaip žiūrėti į verdantį vandenį, iš pradžių matote vieną burbuliuką ant puodo dugno, paskui 2, paskui 10 ir staiga visas paviršius virte verda. Kiekvieną kartą, kai verdančiame vandenyje matote tuos pirmuosius burbuliukus, matote nukleaciją, karštos vietos, kur vanduo pirmasis pasiekia virimo tašką.
Bet jūsų kūne kosmose visi taškai yra karštosios vietos vienu metu. Tai nėra mirtis nuo sprogimo. Tai mirtis nuo tūkstančių mažų sprogimų, vykstančių kiekvienoje jūsų kūno dalyje vienu metu. 1972 metais Sovietų Sąjungos mokslininkai atliko eksperimentą su beždžionėmis vakuuminėje kameroje. Jie norėjo suprasti, kaip greitai vystosi ebulizmas ir ar yra būdų jį sulėtinti. Rezultatai buvo bauginantys savo tikslumu. Per pirmasias 3 sekundės po dekompresijos nieko dramatiško nevyko. Gyvūnai liko sąmoningi, jų širdys plakė normaliai. Bet jau 4 sekundę pradėjo formuotis pirmieji burbuliukai kraujyje, nedidelėse arterijose, o mažose kapiliaruose, kur slėgis ir taip buvo žemiausias. 6 sekundę burbuliukai pasiekė plaučius. 7 – smegenis. 8 sekundę gyvūnai prarado koordinaciją. 9 – regėjimą. 10 – sąmonę. Bet širdis plakė dar 30 sekundžių. Ląstelės liko gyvos dar 2 minutės. Ir kai slėgis buvo atkurtas per 90 sekundžių, kai kurie gyvūnai atsigavo, su smegenų pažeidimais, su aklumu, su paralyžiumi, bet gyvi. Tai atskleidė fundamentalią tiesą – ebulizmas nėra momentinis. Tai procesas, kuris turi etapus, kiekvienam iš kurių reikia laiko. Ir jei procesas nutraukiamas pakankamai greitai, kai kurie pakeitimai gali būti atšaukti. Bet kas nutinka, jei procesas nenutraukiamas? Kas nutinka, jei kūnas lieka vakuume ilgiau nei 90 sekundžių? Tada prasideda antroji fazė, ne tik skysčių garavimas, bet ir audinių irimas. Ląstelių membranų, kurios paprastai yra lanksčios ir elastingos, tampa trapios. Jos pradeda plyšti ne nuo išorinio smūgio, o nuo vidinio spaudimo, kurį kuria besiplečiantys dujos burbuliukai. Įsivaizduokite balioną, kurį pripučiate per daug. Iš pradžių gumos sienelė tik įsitempia, išlieka elastinga, atlaiko spaudimą. Paskui ji tampa permatoma, matote, kaip molekulės išsiskiria, kaip medžiaga plonėja. Ir galiausiai ji plyšta ne todėl, kad gautų smūgį, o todėl, kad medžiaga nebegali atlaikyti įtampos. Tas pats vyksta su jūsų ląstelėmis, jos nėra sukurtos atlaikyti vidinį spaudimą be išorinio atsvaros. Kai atidarote perpildytą maišą, siūlės plyšta ne todėl, kad siūlai būtų silpni, o todėl, kad įtampa viršija jų atsparumą, tas pats mechanizmas, kuris veikia jūsų ląstelių membranas kosmose. Tai nėra mirtis nuo traumos. Tai mirtis nuo struktūros praradimo, nuo to, kad architektūra, kuri laiko jūs vientisą, tiesiog nustoja egzistuoti. Bet yra dar gilesnė paslaptis ebulizme, paslaptis, kuris siejasi su pačia gyvybės prigimtimi. Kodėl mūsų kūnai tokie priklausomi nuo slėgio? Kodėl evoliucija nesukūrė organizmų, kurie galėtų gyventi vakuume? Atsakymas slypi 4 milijarduose metų, kai pirmosios ląstelės atsirado vandenyne. Vanduo yra ne tik gyvybės terpė, tai struktūrinė dalis kiekvienos gyvos ląstelės. Baltymų molekulės išlaiko savo formą tik todėl, kad vandens molekulės jas supa ir stabilizuoja. DNA dviguba spiralė išlieka susieta tik todėl, kad vandens molekulės kuria tiltus tarp bazių. Pašalinkite vandenį ir šios struktūros subyrėja. Ne todėl, kad jos būtų silpnos, o todėl, kad jos yra sukurtos egzistuoti vandenyje. Tai kaip bandyti išlaikyti tilto formą, pašalinus visus varžtus ir sijas, elementai vis dar ten, bet jie nebėra susieti į veikiančią struktūrą. Kiekvieną kartą, kai matote sugriuvusi pastatą po žemės drebėjimo, matote tą patį principą, ne medžiagos trūkumas sunaikino jį, o ryšių tarp dalių praradimas. Jūsų kūnas be vandens yra tas pats sugriuvęs pastatas, visos dalys egzistuoja, bet nebėra to, kas jas laiko kartu. Kai ebulizmas pašalina vandenį iš jūsų ląstelių, jis ne tik dehidratuoja jas, jis sunaikina pačią architektūrą, kuri leidžia joms funkcionuoti. Baltymai išsiskleidžia. DNA grandinės atsiskiria. Fermentai nustoja veikti. Ir ląstelė, net jei fiziškai dar egzistuoja, nebėra gyva biocheminė prasme. Tai nėra mirtis nuo sužalojimo. Tai mirtis nuo dezorganizacijos, nuo to, kad tvarka, kuri apibrėžia gyvybę, virsta chaosu. Ir štai paradoksas, jūs galite išgyventi širdies sustojimą. Galite išgyventi kvėpavimo sustojimą.
Galite net išgyventi klinikinę mirtį, jei esate atgaivintas pakankamai greitai. Bet jūs negalite išgyventi struktūros praradimo ląstelių lygmenyje. Kai baltymai išsiskleidžia, kai membranų vientisumas pažeidžiamas, kai vandens, kuris laiko viską kartu, nebėra, nėra būdo grįžti atgal. Tai nėra mirtis, kurią galima atšaukti. Tai mirtis, kuri perrašo patį jūsų egzistavimo kodą. Bet kas nutinka su sąmonė per tas 15 sekundžių, kol esate dar gyvas? Įsivaizduokite miestą naktį matytą iš lėktuvo. Milijonai šviesų mirksi, gatvės švyti, pastatai šviečia. Viskas veikia, nes elektros energija teka per kiekvieną laidą, kiekvieną grandinę. Dabar įsivaizduokite, kad elektrinė pradeda gesti ne staiga, o palaipsniui. Pirmąją sekundę nieko nepastebi. Antrąją sekundę kai kurie rajonai tampa tamsesni. Trečiąją sekundę komunikacija nutrūksta. Ketvirtąją sekundę gatvių žibintai mirksi. Penktąją sekundę viskas užgęsta, ne todėl, kad laidai būtų nutraukti, o todėl, kad nebėra energijos, kuri juos maitina. Jūsų smegenys yra tas miestas, o deguonis su gliukoze, elektros energija, kuri laiko viską veikiančią. Mokslininkai ilgai manė, kad sąmonė išnyksta greitai, kad smegenys tiesiog išsijungia, kai deguonies lygis krenta. Bet liudijimai iš atsitiktinių dekompresijų pasakoja kitą istoriją. 1976 metais NASA inžinierius patyrė dalinę dekompresiją treniruočių metu. Jis vėliau aprašė, kad pirmosios kelios sekundės buvo neskausmingos, o keistos, pojūtis, kad kažkas fundamentalaus pasikeitė, bet negalėjo pasakyti kas. Lyg realybė staiga taptų mažiau reali. 8 sekundę jis pajuto paniką, ne emocinę, o fiziologinę. Jo kūnas žinojo, kad kažkas ne taip, net jei protas dar nesuprato. 10 sekundę jis pajuto, kaip regėjimas susiaurėja, ne tamsa, o lyg pasaulis taptų mažesnis, tolimesnis. 13 sekundę jis suprato, kad miršta. Ir 14 sekundę jis prarado sąmonę, ne palaipsniui, o staiga, lyg kas nors išjungtų šviesą. Tai atskleidžia kažką fundamentalaus apie sąmonės prigimtį, ji nėra atskirta nuo kūno. Ji nėra kažkas, kas egzistuoja nepriklausomai nuo fiziologijos. Sąmonė yra procesas, kuris reikalauja nuolatinio deguonies, gliukozės ir, svarbiausia, stabilaus slėgio tiekimo. Kai slėgis krenta, smegenų ląstelės nepraranda deguonies iš karto. Jos praranda galimybę jį naudoti. Mitochondrijos, ląstelių energijos gamyklos, reikalauja ne tik deguonies, bet ir tikslaus slėgio, kad palaikytų cheminės reakcijas, kurios gamina ATP energijos molekulę. Sumažinkite slėgį ir šios reakcijos sulėtėja. Nesustoja, sulėtėja. Ir smegenys, kurios naudoja 20% viso kūno energijos, staiga gauna tik pusę to, ko reikia. Paskui ketvirtį. Paskui nieko. Tai kaip bandyti paleisti kompiuterį su nuolat krentančia įtampa. Iš pradžių jis veikia lėčiau, programos atsidaro su vėlavimu. Paskui kai kurios funkcijos išsijungia, pirmiausia tie procesai, kurie nėra kritiniai. Paskui ekranas mirksi, vaizdas tampa nestabilus. Ir galiausiai viskas užgęsta, ne todėl, kad aparatūra sugedo, o todėl, kad nebėra energijos, kuri palaiko procesus. Kiekvieną kartą, kai jūsų telefonas išsikrauna ir staiga išsijungia, matote tą patį principą, ne gedimas, o energijos trūkumas sustabdo visas funkcijas. Jūsų smegenys kosmose yra tas telefonas, kurio baterija krenta nuo 100 iki 0 per 10 sekundžių. Taip pat ir su sąmonė. Ji neišnyksta todėl, kad smegenys miršta, ji išnyksta todėl, kad nebėra energijos, kuri palaiko neuronų aktyvumą. Ir kai energija grįžta, jei grįžta pakankamai greitai, sąmonė gali grįžti. Bet jei užtrunka per ilgai, neuronai pradeda mirti. Ir su jais miršta ne tik sąmonė, bet ir atmintis, asmenybė, viskas, kas daro jūs jumis. Tai nėra mirtis, kuri palieka kūną sveiką. Tai mirtis, kuri sunaikina patį save, informaciją, kuri apibrėžia, kas jūs esate. Ir štai galutinis paradoksas – kosmosas nėra priešiškas. Jis nėra aktyviai bandantis jūs nužudyti. Jis tiesiog abejingas. Jis yra erdvė, kurioje nėra slėgio, nes nėra materijos, kuri jį sukurtų. Ir ši abejingumas yra mirtingesnis už bet kokią priešiškumą.
Kai stovite ant Žemės paviršiaus, virš jūsų yra 500 km storio oro sluoksnis, kuris slegia jūs su jėga lygia 10 tonų kiekvienam kvadratiniam metrui. Šis svoris yra vienintelis dalykas, kuris leidžia jūsų kraujui tekėti, jūsų plaučiams kvėpuoti, jūsų ląstelėms funkcionuoti. Pašalinkite šį svorį ir paaiškėja, kad jūs nesate nepriklausomas organizmas. Jūs esate dalis sistemos, kuri apima ne tik jūsų kūną, bet ir atmosferą, kuri jį supa. Pašalinkite vieną elementą ir visa sistema subyra. Tai nėra mirtis nuo išorinio priešo. Tai mirtis nuo konteksto praradimo, nuo to, kad aplinka, kuri apibrėžia jūsų egzistavimą, staiga išnyksta. Kiekvieną kartą, kai žuvis išimama iš vandens, ji miršta ne todėl, kad vanduo būtų maistas, o todėl, kad vanduo yra kontekstas, kuriame jos kūnas gali funkcionuoti, jos žiaunos sukurtos filtruoti deguonį iš vandens, ne iš oro. Jūs kosmose esate ta žuvis, išimta iš oro vandenyno, kuriame evoliucija jūs sukūrė gyventi. Bet galbūt pati giliausia tiesa apie ebulizmą nėra tai, kaip jis nužudo, o tai, ką jis atskleidžia apie pačią gyvybės prigimtį. Įsivaizduokite, kad laikote rankoje gyvą drugelį. Jos sparnai virpa, širdis plaka, jis yra gyvas kiekviena savo ląstelė. Dabar įsivaizduokite, kad atidarote ranką vakuume. Drugelis nesikeičia iš išorės, jis vis dar turi tuos pačius sparnus, tą pačią formą, tą pačią struktūrą. Bet per kelias sekundės jis nustoja būti gyvas. Ne todėl, kad kas nors jį sužeidė. Ne todėl, kad jam trūktų deguonies ar maisto. Bet todėl, kad pati erdvė, kurioje jis egzistuoja, nebeatitinka sąlygų, kurioms jis buvo sukurtas. Tai atskleidžia fundamentalią tiesą – gyvybė nėra savybė, kuri priklauso organizmui. Gyvybė yra santykis tarp organizmo ir jo aplinkos. Pašalinkite aplinką ir organizmas tampa tik cheminių elementų rinkiniu, kuris nebežino, kaip būti gyvas. Kiekvieną kartą, kai matote nuvytusį augalą, matote tą patį principą, ne augalas pasikeitė, o jo santykis su drėgme, šviesa, dirva. Mes visi esame tie augalai, kurių šaknys siekia ne žemės, o atmosferos slėgio. Mokslininkai 20-ojo amžiaus viduryje pradėjo suprasti, kad gyvybė nėra izoliuotas reiškinys. Kai biochemikas Albertas Zendgirgi gavo Nobelio premiją už vitamino C atradimą, jis pasakė kažką keistą – gyvybė yra ne medžiaga, o procesas. Jis kalbėjo apie tai, kad gyvos ląstelės nėra statiškos struktūros, jos yra nuolatinės transformacijos būsena, kur molekulės nuolat keičiasi, energija teka, informacija perduodama. Ir visas šis procesas reikalauja ne tik tinkamų molekulių, bet ir tinkamų sąlygų. Temperatūros, pH lygio. Ir, svarbiausia, slėgio. Pašalinkite bet kurį iš šių parametrų ir procesas sustoja. Ne todėl, kad trūktų dalių, o todėl, kad nebėra sąlygų, kuriomis šios dalys gali sąveikauti. Tai kaip bandyti groti pianinu po vandeniu, klavišai vis dar ten, jūsų pirštai vis dar juda, bet garsas nebegimsta, nes terpė pasikeitė. Jūsų kūnas kosmose yra tas pianinas, kurio stygos virpa, bet nebegali sukurti muzikos. Mes kalbėjome apie molekulės, kurios pabėga į dujų būseną. Mes kalbėjome apie ląstelės, kurios plyšta nuo vidinio spaudimo. Bet dabar matome gilesnį lygmenį. Visa tai vyksta ne todėl, kad kosmosas yra agresyvus, o todėl, kad jis yra neutralus. Jis nesiūlo nieko nei slėgio, nei temperatūros reguliavimo, nei apsaugos nuo spinduliuotės. Ir šis nieko nesiūlymas yra mirtingesnis už bet kokią aktyvią grėsmę. Kai žmogus skęsta, vanduo aktyviai užpildo jo plaučius. Kai žmogus dega, ugnis aktyviai naikina jo audinius. Bet kosmose niekas neužpuola jūsų. Jūs tiesiog liaunate būti suderinamas su erdve, kurioje atsidūrėte. Ir šis nesuderinimas yra ne konfliktas, tai tiesiog faktas, toks pat neutralus kaip gravitacija ar šviesos greitis. 1985 metais astrofizikas Karlas Saganas parašė, kosmosas nėra priešiškas gyvybei. Jis tiesiog abejingas jai. Šie žodžiai atspindi fundamentalią kosmologinę tiesą, visata nebuvo sukurta mums. Mes buvome sukurti vienai labai specifiniai jos daliai, planetos paviršiui, apsuptam atmosferos su skystu vandeniu, su magnetiniu lauku, kuris apsaugo nuo saulės vėjo. Pašalinkite bet kurį iš šių elementų ir mes tampame ne gyvenimo formomis,
o cheminiais junginiais, kurie nebežino, kaip išlikti organizuoti. Kai statote namą, jis stovi ne todėl, kad medžiaga yra stipri, o todėl, kad gravitacija traukia jį žemyn, o pamatas priešinasi. Pašalinkite gravitaciją ir namas vis dar egzistuoja, bet jo struktūra praranda prasmę. Mes kosmose esame tie namai be gravitacijos, fiziškai dar ten, bet funkciškai jau ne. Ir štai kur atsiranda filosofinis klausimas, kas iš tikrųjų yra mes? Ar mes esame mūsų kūnai, šis odos, kaulų, raumenų rinkinys? Ar mes esame mūsų sąmonė, šis neuronų aktyvumo šablonas? Ar mes esame kažkas daugiau, santykis tarp vidinės organizacijos ir išorinių sąlygų? Ebulizmas atsako į šį klausimą su negailestingu aiškumu, mes esame visi trys vienu metu. Pašalinkite kūną ir sąmonė išnyksta. Pašalinkite sąlygas ir kūnas subyra. Pašalinkite santykį ir niekas nebelieka. Tai nėra mirtis, kuri atima vieną dalį. Tai mirtis, kuri atskleidžia, kad dalys niekada nebuvo atskirtos, jos visada buvo vienas procesas, kuriam reikia visų elementų vienu metu. Kai filosofas René Descartes 17 amžiuje parašė cogito, ergo sum mąstau, vadinasi esu, jis manė, kad sąmonė yra nepriklausoma nuo kūno. Bet ebulizmas įrodo priešingai, mąstymas egzistuoja tik todėl, kad yra slėgis, kuris laiko kraują skystų būsenoje, kad jis galėtų tiekti deguonį smegenims. Pašalinkite slėgį ir mąstymas išnyksta per 15 sekundžių, ne todėl, kad idėjos būtų silpnos, o todėl, kad nebėra fizinės platformos, kuri jas palaiko. Kiekvieną kartą, kai jūsų kompiuteris užstringa ir praranda neišsaugotą darbą, matote tą patį principą, informacija egzistavo, bet ji priklausė nuo elektros srovės, kuri palaikė atmintį. Jūsų mintys kosmose yra tas neišsaugotas dokumentas, kuris išnyksta, kai energija nutrūksta. Bet yra dar gilesnis lygmuo. Mes kalbėjome apie slėgį kaip jėgą, kuri laiko mus vientisus. Bet kas iš tikrųjų yra slėgis? Tai ne objektas. Tai ne medžiaga. Tai statistinis efektas, milijardų oro molekulių, kurios atsitrenkia į jūsų kūną kiekvieną sekundę. Kiekviena atskira molekulė yra beveik nieko. Bet kartu jos sukuria jėgą, kuri yra pakankamai galinga, kad palaikytų jūsų egzistavimą. Tai atskleidžia fundamentalią tiesą apie realybę, didžiausios jėgos nėra individualios. Jos yra kolektyvinės. Jos atsiranda ne iš vieno didelio dalyko, o iš nesuskaičiuojamų mažų dalykų, veikiančių kartu. Kai stovite paplūdimyje ir jaučiate vėją, jūs nejaučiate atskirų oro molekulių. Jūs jaučiate jų kolektyvinį poveikį, milijonus smūgių per sekundę, kurie susilieja į vieną pojūtį. Tas pats principas veikia su slėgiu, jūs niekada nejaučiate atskirų molekulių, kurios atsitrenkia į jūsų odą. Jūs jaučiate tik jų bendrą efektą, pastovų, vienodą spaudimą, kuris yra toks natūralus, kad jo nepastebite. Kol jis neišnyksta. Ir tada staiga suprantate, kad tai, ką laikėte nieku, iš tikrųjų buvo viskas. Kai išjungėte kambarį palaikančią sieną, namas sugriūva ne todėl, kad siena būtų visa konstrukcija, o todėl, kad ji buvo dalis sistemos, kuri palaikė viską kitą. Atmosfera yra ta siena, kurią niekada nematėme, kol ji neišnyko. Ir štai paradoksas, mes išgyvenome 4 milijardus metų evoliucijos, kad taptume tobulai prisitaikę prie vienos labai specifinės aplinkos. Kiekviena mūsų ląstelė, kiekvienas organas, kiekvienas procesas yra optimizuotas gyventi Žemės paviršiuje, vieno atmosferos slėgio sąlygomis, su tiksliai tokia deguonies koncentracija, su tiksliai tokia gravitacija. Mes esame šedevras inžinerijos, bet tik vienai aplinkai. Pakeiskite aplinką ir šedevras tampa nesuderinamumu. Tai kaip bandyti naudoti laivo variklį automobilyje, inžinerija tobula, bet kontekstas neteisingas. Kiekvieną kartą, kai matote žuvį išmestą į krantą, matote tą patį principą, ne žuvis yra netobula, o aplinka pasikeitė. Mes kosmose esame tos žuvys, kurių tobulumas tapo silpnybė. Mokslininkai kartais klausia, ar galėtume evoliucionuoti, kad gyventume kosmose? Ar galėtų atsirasti žmonių atmaina, kuri nebereikalautų slėgio? Atsakymas yra teoriškai taip, bet praktiškai tai reikštų tapti kažkuo visiškai kitu. Ląstelės, kurios nenaudoja vandens kaip struktūrinio elemento. Baltymai, kurie išlaiko formą be slėgio.
Energijos gamyba, kuri nevyksta mitochondrijose. Tai nebūtų žmogus. Tai būtų nauja gyvybės forma, tokia pat skirtinga nuo mūsų, kaip mes skirtingi nuo bakterijų. Ir net tada ji vis tiek reikalautų kažkokios aplinkos, galbūt ne slėgio, bet temperatūros ar elektromagnetinio lauko ar kažko kito. Nes fundamentali tiesa yra tokia, gyvybė negali egzistuoti absoliučioje tuštumoje. Ji visada reikalauja konteksto. Tai nėra mirtis nuo priešo. Tai nėra mirtis nuo traumos. Tai mirtis nuo konteksto praradimo, nuo to, kad santykis tarp jūsų ir visatos staiga nutrūksta. Ir kai šis santykis nutrūksta, paaiškėja, kad jūs niekada nebuvote atskiras dalykas. Jūs visada buvote dalis didesnės sistemos, kuri apima atmosferą, gravitaciją, magnetinį lauką, saulės šviesą, visą planetą. Pašalinkite bet kurią dalį ir visa sistema, įskaitant jūs, nustoja funkcionuoti. Kai žiūrite į žvaigždėtą dangų, matote milijardus pasaulių, kuriuose negalėtumėte gyventi. Ne todėl, kad jie būtų priešiški, o todėl, kad jie tiesiog nėra jūs. Jie turi kitokį slėgį, kitokią temperatūrą, kitokią chemiją. Ir kiekvienas iš tų pasaulių yra tobulai tinkamas kažkokiai gyvybės formai, tik ne mūsų. Mes esame Žemės vaikai, sukurti šios planetos sąlygoms, priklausomi nuo jos atmosferos, kaip kūdikis priklauso nuo motinos. Ir kai pabandome palikti šią motiną be apsaugos, sužinome, kad niekada nebuvome nepriklausomi. Mes visada buvome dalis jos, ir ji dalis mūsų. Tai nėra silpnumas. Tai tiesiog tiesa. Tiesa apie tai, kas yra gyvybė, ne izoliuotas reiškinys, o santykis. Ne objektas, o procesas. Ne dalykas, kurį galima išimti ir perkelti, o šokis tarp organizmo ir aplinkos, kuris tęsiasi tik tol, kol abu partneriai yra ten. Ir kosmosas, su savo begaliniu vakuumu, su savo absoliučia abejingumu, primena mums šią tiesą su negailestingu aiškumu. Ar mes kada nors galėsime tikrai užkariauti kosmosą? Ar galėsime tapti rūšimi, kuri gyvena tarp žvaigždžių, o ne tik aplanko jas trumpam? Galbūt. Bet tai reikš ne prisitaikymą prie kosmoso, tai reikš kosmoso transformavimą į Žemę. Skafandrai, kurie kuria dirbtinę atmosferą. Erdvėlaiviai, kurie palaiko slėgį. Kolonijos, kurios atkuria gravitaciją. Mes negalime pakeisti savęs, kad tiktume kosmosui. Mes galime tik pakeisti kosmosą, kad jis tiktų mums. Ir kiekviena tokia transformacija bus priminimu, mes niekada nepaliksime Žemės. Mes tik išsineš jos gabalėlį su savimi, burbuliukas slėgio, šviesos, šilumos, kuris leis mums apsimesti, kad esame namuose, net kai esame už milijonų kilometrų nuo jų. Tai nėra mirtis nuo kosmoso. Tai mirtis nuo Žemės nebuvimo, nuo to, kad vienintelė vieta visatoje, kuri mus palaiko, staiga tampa nepasiekiama. Ir kai suprantame tai, suprantame ir kažką didingesnio. Kiekvienas įkvėpimas, kurį darome, yra dovana. Ne iš mūsų, o iš planetos, kuri mus sukūrė. Kiekviena sekundė, kurią gyvename, yra stebuklas ne todėl, kad mes būtume ypatingi, o todėl, kad sąlygos, kurios leidžia mums egzistuoti, yra neįtikėtinai retos, neįtikėtinai trapios, neįtikėtinai brangios. Ar mes kada nors nustosime būti priklausomi nuo šių sąlygų? Ar tapsime kažkuo daugiau nei Žemės vaikai? Galbūt. Bet net jei tapsime, niekada nepamiršime, iš kur atėjome. Nes kiekviena mūsų ląstelė, kiekviena molekulė, kiekvienas atomų ryšys mūsų kūne yra liudijimas planetos, kuri mus išmokė gyventi, atmosferos, kuri mus laiko vientisus, slėgio, kuris yra skirtumas tarp egzistavimo ir išnykimo. Bet kas lieka, kai viskas pasakyta? Prisimenate, kaip pradėjome, su vaizdu mirties, kuri nėra tai, ką matėte filmuose. Dabar, po šios kelionės per slėgio fiziką, molekulių kinetiką, ląstelių architektūrą ir gyvybės prigimtį, grįžkime prie to pirmojo vaizdo. Tik dabar matome jį kitaip. Dabar suprantame, tai, kas atrodė kaip mirtis kosmose, iš tikrųjų yra mirtis nuo Žemės nebuvimo. Tai, kas atrodė kaip kūno suirimas, iš tikrųjų yra santykio nutrūkimas. Ir tai, kas atrodė kaip tragedija, iš tikrųjų yra tiesiog tiesa apie tai, kad esame ne atskiri objektai, o procesai, kurie egzistuoja tik tam tikroje erdvėje, tam tikrų laikų, tam tikromis sąlygomis. Kiekvieną kartą, kai dabar įkvėpsite, žinosite, tai nėra tik oras.
Tai ryšys su planeta, kuri jūs sukūrė. Kiekvieną kartą, kai pajusite vėją ant veido, žinosite, tai milijardai molekulių, kurios kartu kuria jėgą, palaikančią jūsų egzistavimą. Ir kiekvieną kartą, kai stovėsite po atviru dangumi, žinosite, virš jūsų yra ne tuštuma, o apsauga, 500 km storio skydas, kuris leidžia jums būti gyvam. Mokslininkai mėgsta kalbėti apie dėsnius, gravitacijos dėsnį, termodinamikos dėsnius, kvantinės mechanikos principus. Bet ebulizmas moko kažko, kas yra už dėsnių ribų. Jis moko, kad visata nėra tik taisyklių rinkinys. Ji yra kontekstas, kuriame šios taisyklės įgyja prasmę. Slėgio lygtis gali pasakyti, kaip greitai skystis virsta dujomis. Bet ji negali pasakyti, ką reiškia būti organizmu, kuris patiria šį virsmą. Fizika gali aprašyti, kas nutinka su vandens molekulėmis. Bet ji negali aprašyti, ką reiškia būti sąmonė, kuri stebi, kaip jos pačios pagrindas išnyksta. Ar tai reiškia, kad mokslas yra neišsamus? Ne. Tai reiškia, kad realybė turi sluoksnius ir kiekvienas sluoksnis reikalauja savo kalbos, savo būdo suprasti. Ir štai kur atsiveria filosofinė bedugnė, jei mes esame procesai, o ne objektai, jei mūsų egzistavimas priklauso nuo santykio su aplinka, tai kas iš tikrųjų miršta, kai mes mirštame. Ar miršta atomai? Ne, jie lieka. Ar miršta energija? Ne, ji tik transformuojasi. Ar miršta informacija? Galbūt, bet net ir ji išlieka kaip pėdsakas, kaip atspindys kitose sistemose. Kas tada išnyksta? Galbūt išnyksta tik organizacija, specifinis būdas, kuriuo atomai buvo išdėstyti, energija tekėjo, informacija buvo apdorojama. Ir jei taip, tai mirtis nėra sunaikinimas. Tai yra organizacija. Ne pabaiga, o transformacija į kitą būseną. Kiekvieną kartą, kai matote debesį, kuris išsisklaido, matote tą patį principą, vandens molekulės neišnyko, jos tik perėjo į kitą organizacijos formą. Galbūt mes visi esame tie debesys, kurių forma laikina, bet medžiaga amžina. Bet jei taip, tai kyla dar gilesnis klausimas, kodėl organizacija yra svarbi? Kodėl rūpi, ar atomai išdėstyti taip, kad sukurtų sąmonę, ar kitaip? Kodėl gyvenimas yra vertingesnis už negyvenimą, jei abu yra tik skirtingi tos pačios materijos būdai egzistuoti? Mokslas negali atsakyti į šį klausimą. Jis gali tik aprašyti skirtumą, bet nepaaiškinti, kodėl vienas būdas yra geresnis už kitą. Galbūt atsakymas slypi ne fizikoje, o fenomenologijoje, ne tame, kas yra, o tame, kaip jaučiasi būti. Gyvenimas jaučiasi. Sąmonė patiria. Ir šis patyrimas, net jei jis yra tik atomų šokis, tik neuronų ugnis, tik informacijos srautas, yra kažkas, ko negali būti be specifinės organizacijos. Pašalinkite organizaciją ir patyrimas išnyksta. Ne į kitą formą, tiesiog išnyksta. Ar tai reiškia, kad sąmonė yra iliuzija? Ar tai reiškia, kad mūsų jausmas būti aš yra tik šalutinis efektas fizinių procesų? Galbūt. Bet net jei taip, tai nepanaikina fakto, kad šis efektas egzistuoja. Kad jūs dabar skaitote šios žodžius ir jaučiate kažką, smalsumą, nuostabą, galbūt nerimą. Ir šis jausmas, net jei jis yra tik atomų konfigūracija, yra realus jums. Jis yra vienintelė realybė, kurią tiesiogiai pažįstate. Viskas kita, atomai, energija, dėsniai, yra abstrakcijos, kurias jūsų sąmonė konstruoja, bandydama suprasti patirtį. Bet pati patirtis nėra abstrakcija. Ji yra pirminis faktas, iš kurio kyla viskas kita. Ir ebulizmas, su savo negailestingu aiškumu, su savo 15 sekundžių sąmoningo patyrimo, primena mums šią tiesą. Jis parodo, kad sąmonė nėra atskirta nuo kūno. Kad patyrimas nėra nepriklausomas nuo fizikos. Bet jis taip pat parodo, kad fizika viena negali paaiškinti, ką reiškia patirti. Galite žinoti visas lygtis, visus dėsnius, visus procesus ir vis tiek nežinoti, kaip jaučiasi būti žmogumi, kuris miršta vakuume. Nes žinojimas apie ir žinojimas kaip yra du skirtingi žinojimo būdai. Ir tik vienas iš jų yra tiesiogiai prieinamas jums. Ar tai reiškia, kad mokslas ir filosofija yra nesuderinami? Ne. Tai reiškia, kad jie yra komplementarūs, du skirtingi būdai žiūrėti į tą pačią realybę.
Mokslas klausia kaip ir atsako su lygtimis. Filosofija klausia kodėl ir atsako su prasmėmis. Ir abi šios perspektyvos yra būtinos, kad suprastume, kas mes esame. Nes mes esame ir atomai, ir patyrimas. Ir fizika, ir fenomenologija. Ir objektas, ir subjektas. Ir dalis visatos ir visata pati, stebinti save per mus, kai Karlas Saganas sakė, kad mes esame būdas visatai pažinti save, jis kalbėjo apie šią dvigubą prigimtį. Mes esame materija, kuri tapo sąmoninga. Energija, kuri tapo refleksyvia. Procesas, kuris pradėjo stebėti save. Ir šis stebėjimas, šis gebėjimas žinoti, kad žinome, yra galbūt rečiausias reiškinys visatoje. Ne todėl, kad sąmonė būtų neįmanoma, o todėl, kad ji reikalauja tokių specifinių sąlygų, tokios trapios pusiausvyros, tokio tikslaus konteksto. Pašalinkite bet kurį elementą, slėgį, temperatūrą, chemiją ir stebuklas išnyksta. Ne į kitą formą, o tiesiog išnyksta. Kiekvieną kartą, kai žiūrite į veidrodį ir matote save, matote tą stebuklą, ne todėl, kad jūs būtumėte ypatingi, o todėl, kad sąlygos, kurios leidžia jums egzistuoti, yra neįtikėtinai retos. Ir štai galutinis paradoksas – mes praleidžiame gyvenimą, bandydami tapti nepriklausomi. Mes statome namus, kad apsigintume nuo gamtos. Mes kuriame technologijas, kad kontroliuotume aplinką. Mes svajojame apie kosmoso užkariavimą, apie tapimą rūšimi, kuri gyvena tarp žvaigždžių. Bet ebulizmas moko, kad tikroji nepriklausomybė yra iliuzija. Kad mes niekada nepalikome Žemės, mes tik išsinešame jos gabalėlį su savimi. Kad kiekvienas skafandras, kiekvienas erdvėlaivis, kiekviena kolonija yra ne pergalė prieš kosmosą, o pripažinimas, kad negalime be Žemės. Ar tai yra pralaimėjimas? Ne. Tai yra tiesa. Tiesa apie tai, kad priklausomybė nėra silpnumas, ji yra mūsų prigimtis. Mes esame Žemės vaikai. Sukurti jos atmosferos, išmokyti jos gravitacijos, palaikomi jos magnetinio lauko. Ir net jei vieną dieną pasieksime tolimiausias galaktikas, niekada nepamiršime, iš kur atėjome. Nes kiekvienas įkvėpimas, kurį darysime dirbtinėje atmosferoje, bus priminimu. Kiekvienas žingsnis dirbtinėje gravitacijoje bus atspindžiu. Kiekviena sekundė, kurią išgyvensite už Žemės ribų, bus liudijimų planetos, kuri mus išmokė, kas reiškia būti gyvam. Ar mes kada nors suprasime, kodėl visata sukūrė sąlygas gyvybei? Ar sužinosime, kodėl slėgis, temperatūra, chemija susidėliojo būtent taip, kad leistų mums egzistuoti? Galbūt ne. Galbūt kai kurie klausimai neturi atsakymų, ne todėl, kad būtume per kvailai juos suprasti, o todėl, kad patys klausimai yra neteisingi. Galbūt visata nesukūrė sąlygų gyvybei. Galbūt gyvybė atsirado ten, kur sąlygos atsitiktinai buvo tinkamos. Ir mes esame ne tikslas, o atsitiktinumas, laimingas, neįtikėtinas, brangus atsitiktinumas. Bet net jei taip, tai nepanaikina stebuklo. Nes stebuklas nėra tai, kad kas nors mus planavo. Stebuklas yra tai, kad mes esame. Kad atomai, kurie galėjo likti atomais, tapo ląstelėmis. Kad ląstelės, kurios galėjo likti ląstelėmis, tapo organizmais. Kad organizmai, kurie galėjo likti nesąmoningi, tapo sąmoningi. Ir kad sąmonė, kuri galėjo tik patirti, pradėjo klausti, kas ji yra, iš kur atėjo, kur eina. Kiekvieną kartą, kai užduodate klausimą, kuriam nėra atsakymo, liudijate šį stebuklą, ne todėl, kad klausimas būtų svarbus, o todėl, kad galite jį užduoti. Ir galbūt tai yra tikroji pamoka, kurią ebulizmas mums teikia. Ne tai, kaip mirštame. Ne tai, kodėl esame trapūs. Bet tai, kad kiekviena akimirka, kurią gyvename, yra dovana. Ne iš ko nors, o iš visatos pačios, iš atsitiktinio sąlygų susidėliojimo, kuris leido atomams tapti jumis. Ir kai suprantate tai, suprantate ir kažką didingesnio, mirtis nėra priešas. Mirtis yra tiesiog grįžimas į būseną, iš kurios atėjome. Atomai, kurie buvo jūs, taps kažkuo kitu. Energija, kuri tekėjo per jūs, teks per kitus procesus. Informacija, kurią nešėte, išsisklaidys į visatą kaip bangos ant vandens paviršiaus. Ir galbūt, tik galbūt, kažkur kažkada kiti atomai susidėlios į kitą sąmonę, kuri užduos tuos pačius klausimus.
Kuri stebės žvaigždes ir klaus, ar yra viena. Kuri pajus vėją ir supras, kad yra dalis kažko didesnio. Kuri pažvelgs į kosmosą ir pamatys ne tuštumą, o galimybę suprasti, galimybę patirti, galimybę būti. Ir ta sąmonė, kaip ir jūs dabar, bus stebuklas. Ne todėl, kad būtų amžina, o todėl, kad bus. Tai nėra mirtis nuo kosmoso. Tai nėra mirtis nuo slėgio nebuvimo. Tai tiesiog transformacija iš vienos organizacijos formos į kitą, iš vieno patyrimo būdo į kitą, iš vieno stebuklo į kitą. Ir kol esate čia, kol skaitote šios žodžius, kol jaučiate orą plaučiuose ir mintis galvoje, jūs esate tas stebuklas. Ne todėl, kad būtumėte amžini, bet todėl, kad esate dabar.